Sveiki, Sveiki. sugrįžę. Čia mes, Eglė. Ir Kotryna. Ir šiandien mes pagalvojame, kad padarysim tokį twistą ir ištrauksime klausimą iš mūsų self-reflection card deck. Yes. Kortelių seto, kortelių rinkinio, lietuviškai taip. Tai prašau, without further ado. Taip, tai self-reflection cards yra skirtos savirefleksijai, ar ne? Taip, apie savo asmeninius tikslus, apie tai, kas jums svarbu gyvenime, apie savo vertybės. Ir čia yra įvairūs klausimai, kurie padės jums peržiūrėti savo gyvenimą iš įvairių kampų ir tiesiog susikalibruoti iš naujo su tuo, ką darote. Tai dabar kaip čia mes darom? Gal nori traukti? Trauksime kortelę su klausimu. No. Aha, nu. Tai gerai dar patrauk. Pasakos. Jos. O, šitą atsakėm. Atsakėm jau kažkada šitą klausimą, gal kitą tada. Aha, geras klausimas. What issues or causes in the world deeply resonates with me and stir a sense of responsibility or a desire for positive change? Tiesiog, kas tau yra svarbu, ar ne? Ir kas tave gyvenime iššaukia va tą tokį natūraliai. Tu lyg tai norėtum kažką padėti, pakeisti tame. Aš tai jau sugalvoju. Tai sakyk, man gal vis lengviau būna. Man tai aš matau, kad man natūraliai, ne, kas eina. Taip, aišku, man daug tų dalykų yra, kurie mane tikrai liečia ir aš manau, kad tai yra neteisinga ir norėtųsi padėti, ar ne, pavyzdžiui, kaip karo zonose mamos, kurios neturi kaip maitinti vaikus, ar ne, arba skurdas, ar ne, ir panašiai, ligos, ar ne, tai yra tie dalykai, kurie tikrai man yra jautrus ir man sunku į tai žiūrėti, ar ne, ir aišku, apart kažkokios piniginės paramos per charities, nelabai aš jau, daugiau nelabai jaučiu, kad aš galėčiau tenai prisidėti, ar ne, taip tokio impactful. Bet pavyzdžiui, kai aš matau, kad žmonės yra, kai aš matau, kad, sakykim, žmogus, ar ne, yra liūdnas, yra talentingas, ar ne, bet kažkas, vat, jisai nerealizuoja savęs, jisai užstrigęs, ar ne, tai man įsijungia tada, vat, aktyvus kažkoks vidinis dalykas, aš konkrečiai matau, kad aš galiu padėti transformuoti tą energiją įvairiais čia savo būdais ir bumerango žaidimu, ar ne. Bet aš tada matau, kad aš esu, turiu tam būdą, kaip kažkaip išimti žmogų iš tos būsenos ir transformuoti. Kartais šitas dalykas man buvo aš irgi per daug dažnai naudodavau šitą savo norą ir išsenki, žinai, nes tada visiems lyg tai nori padėti ir, tai štai aš irgi jau pergyvenau. Bet man tai galbūt taip yra. Aš tada konkrečiai matau, kad aš galiu padaryti kažkokį rezultatą. Žinai, pokytį. O tau? Aš tik, kad yra man kažkoks užsidekoravimas. O tau nėra su dekoracijom? Aplinkos gražinimas, transformavimas. Bet aš dažnai savo tai darau. Gerai, aš būna kartais ir kitiem tai padedu kažkaip. Ir tau labai natūraliai tas eina. Tas man natūraliai eina. Toks irgi per tą dekoracijas, aplinkos keitimą, tu kaip vėl naują gūsį įdedi. Man patinka tas, kad sukurti kažkokią aplinką, apie tą žmogų, kuri kažkaip, nežinau, pakeltų tave, motyvuotų. Tai čia tas irgi yra. Nes mes susiskambinam kartais su Kotryna,
aš jau čia turiu idėjų, viskas, jau negaliu sėdėti, man čia reikia pakeisti. Nu, ir toj studijai, toj pačioj mūsų visą laiką kažkaip... Vis kažką. Ir taip įeini, jau kažkas vis naujo, jau kitaip kažkaip. It all makes sense, būna šitas. Nu jo, čia toks vienas iš mano tų tokių variklių. Jo, to natūraliai eina, tu negali išsėdėti. Ne, negaliu. Tai va. Aš galiu nevalgyti, galiu nemiegot, bet man duokit kažką padekoruoti. Na, tai čia tas yra. Yra šitas. Kas jum? Kas jau? Kas jum? Parašykite komentarus. O kur tokį pravardą? Kur ten buvo ten Adventure and Fun. Jo. Ai, čia tai įsivertinti. Įsivertinti reikia, jo. Adventure and Fun. Jo, kiek nuo 1 iki 10 jūs įvertintumėt savo Adventure ir Fun gyvenime. Ja. Čia dabar vertinam? Vertinam. Aš duočiau dabar... Nu, gal kokius 8. O, tai neblogai. Nu, aš tai dabar biškai ir užsisėdėjus namie, bet pas mane kitaip tas adventure manifestuojasi. Tai visą laiką kinta, Jo, kitoks tas transformuojasi. Taip. Tai galima sakyti, jo, mes tokiam non-stop adventure ir jis tik vis kitokį skonį įgauna. Jo, tai koks balas? Nu tai gal irgi 8. Neblogai, solidu. Neblogai, solidu. Gerai, o koks jūsų, parašykite komentarus žemiau. Nuo 1 iki 10. Nuo 1 iki 10. Ir dar tą kitą dalyką. Taip. Jo. Ačiū. Ačiū. Žiūrėjote ir iki kitų kartų. Iki.